administracinė OK, technikinė OK, ready. Tai sveiki, Rokai. Sveiki. Ar užteko savaitės laiko poilsiui? Jo, žinoma, be problemų. Kaip jaučiatės iš po Zarasų mini ralio? Kupini idėjų, minčių ir stengsimės išlaikyti tempą. Ar turite jau kokią naują strategiją? Kažko labai naujo nenuveiksi, nes vis tiek darbas yra tas pats. Tik tai kuo jo daugiau darai, tuo geriau ir padarai. Tai gal tokia ir ta strategija. Supratau, ačiū ir linkiu sėkmės. Dėkui. Sveiki, Martynai. Sveiki. Kaip sekėsi susirašyti trasą? Gerai. Laukia nemaža trasa, ar esate pasiruošęs? Manau, kad pasiruošęs. Ar sunkus nusimato darbas? Žinoma. Supratau, ačiū ir linkiu sėkmės. Ačiū. Tu man duosis, aš įsipilsiu, tu man dar jo duosi. Bet tą gal 4 litrų. tą gal 4 litrų. Galima įpėti. Sveiki dar kartą, Rokai. Sveiki. Kaip įspūdžiai po pirmų ruožų? Buvo ką veikti. Atrodo, nebuvo labai sudėtingi susirašymo metu, bet šį kartą sudėtingesni pasirodė. Kaip jums greičio ruožai? Labai gerai. Greiti, dar taip turbūt marčiau greit nevažiavom, ne?
Bet rezultatas yra toks, koks yra, nes dar yra kur pasitempt. Vis dėlto jau ne mineralis, jau sprintas. Tai yra kur temptis. Daug. Ir kaip jūsų nauja greičio dėžė? Labai gerai. Nu, nuostabiai. Nieko daugiau gali mašinai turbūt nebūtų apart variklio ir dėžės, kurios sutvarkėm ir, lekiam. Tikrai gali važiuoti. Dabar nėra problemos, kad trūksta. Dabar jau pas mane trūksta, ne mašinai. Ačiū. Prašau. Tai sveiki dar kartą, Martynai. Labą. Kaip jaučiatės po pirmų greičio ruožų? Gerai, gerai. Ar buvo sudėtinga navigacija? Buvo sudėtinga, nes ganėtinai greitas trasos, tai buvo sudėtinga nepamesti. Ar įvyko kažkas, ko nesitikėjote? O šiaip tokių netikėtumų nebuvo, nes buvo prieš tai pažiūrėta video medžiaga, kai kitiem pilotam nutiko, tai buvo prisisaugota tų vietų. Supratau, ačiū. To tokio trūkumo kiaušų, žinai, bet dabar antro važiavau, turbūt kokio 4 vietose biški jau ta geležėlė, nesileido jau taip, kaip norėčiau, žinai, nes, pats matei, kad ten buvo galima skrist, bet, nesiskrido taip. Ne, viskas gerai, bet, sakau, dar trūksta kiaušių. Ja. Po biškį namie palikti. Po biškį, jo, reikia pamiršti. Po vieną, bent. Jo, nes, dabar, sakau, mašina važiuoja, bet mes dar tiek nevažiuojam, kiek mašina važiuoja. Aš tai važiuoju, kiek tu važiuoji, tiek, Ai, kiek mašina važiuoja, aš tiek ir važiuoju. Čia jau ne nuo manęs priklauso. Ne, man dar reikia. Daug reikia. Nieko, mes atsigriepsim. Namie netvarstyta pažaisi. Jo, mes aš tikrai mes rasim, ką reikia, bet dar biškį anksti. Dar tik antras etapas. Taip. Kas buvo? Tai nebevažiuoja, ne? Gerai. Tuoj išsikraunu pažiūrėti. Sveiki, Tomai. Taip, labai. Ar užteko laiko servize? Pirmą kartą buvo kaip ir viskas gerai, antram kartui biški šiek tiek kažko trūko ir kaip ir, padarėm, išvažiavo ekipažas. Ką veikėte, kol Rokas su Martynu trasėje? Stebim rezultatus ir laukiu. Kaip sekėsi ruoštis Žemaitijos raliui? Puikiai. Ar buvo iškilę kokių problemų? Tu pasiruošimo metu ne, šiandienai taip turime problemų. Kokių? Ekipažas dingo stabdžiai, tada posūkyje, kai dingo stabdžiai, padanga biškai prakiurdė ir dabar sulaukiau skambučio, kad ekipažas baigė savo pasirodymą šiandien, greičiausiai dėl pusašio lūžių. Supratau, ačiū. Prašom. Na, Rokai, tai papasakokite, kas atsitiko. Ne mūsų diena, ne mūsų varžybos ir ne mūsų dopas. Galiu tik tiek pasakyti. Vienam dopę važiavom, praradom stabdžius, praradę stabdžius stogo nepaėmėm. Tai kol vos nepaėmėm stogo, numontavom ratą, tada užsiglušinom stabdžius, sekantį greičio ruožą važiavom realiai tik su galiniais ir tai šiek tiek stabdančiais. Tai realiai be stabdžių važiavom greičio ruožą, tai čia buvo vėl kažkas naujo. Tada grįžom, susitvarkėm, išvažiavom ir lygiai tą pačiam dopę, lygiai tą paties posūkio sulūžo
centrinis diferencialas ir negalėjom pajudėti iš vietos. Tai grįžom ant va. O, mūsų geriausias draugas. Tai va, tas ir įvyko. Ar užteks laiko susitvarkyti automobilį iki Ukmergės Mineralio? Manau, kad taip, nes turim 3 savaitės nepilnai, tai tikrai mės. Dar kelis dalykus ten norim susitvarkyti, turbiną reikia biškį, tai patvarkyti, tai susitvarkysim, manau, drąsiai. Ačiū, linkiu sėkmės. Kiek? Viskas gerai. Nusės. Liupsis, tai